visada ribotas resursų pasirinkimas, įrangos, vaistų, higienos tikrai sąlygos kartais būna, na, tarkim, kokiuose džiunglėse. Man neteko dirbti džiunglėse, bet žinai, kaip taip. Taip, teko mokytis dirbti džiunglėse, taip. Tai tenais visą laiką karšta, visą laiką drėgna, tai labai greitai plinta infekcijos, visokie grybeliai, labai svarbu higiena, labai svarbu stovyklos įrengimas, vandens sterilizavimas. I mnóstwo zabawy. Kalnuose vėl kitaip, tenais atsiranda šaltis, aukštis, kurie labai veikia stipriai žmogų ir skirtingai kiekvieną žmogų gali paveikti. Tai reikia tokius niuansus išmanyti. Dykumoje vėl ten tyko įvairūs organizmai, kurie taikosi tau įkasti ir įgerti. Tai tuos niuansus kelionių medicinai reikėtų išmanyti. Tu paminėjai, kad neteko dirbti džiunglėse, nors mokėsi. Tai o kokia tavo sritis artimiausia? Kokia kalnai? Daugiausiai turbūt kalnuose teko būti. Ir mes dabar artimai bendradarbiavom su Lietuvos alpinizmo asociacija, rengiam mokymus, tokį mokymų kursą alpinistam, keliautojam, nuotykių ieškotojam. Esame Tatruose padarę ir gyvus mokymus, gelbėjimo darbų ir tokių pirmos pagalbos. Žinai, Ieva, taip aš, aišku, noriu prieiti ir kitų smulkmenų šitos medicinos srities, bet mano širdžiai įdomu, kaip tampama žmogumi, kuris renkasi dirbti vietose, kuriuose nėra pagalbos. Kalbu apie šitos srities mediciną. Kodėl? Nes žmonės dažniausiai renkasi, nežinau, mediciną, kad dirbtų galbūt ar ligoniniai, ar paramedikų, ir ne ką tu irgi darei, žinoma, bet tu pasirinkai ir tą sritį, kur yra visai kitokia, man atrodo, ne tokia tradicinė. Čia mano sąmonė, žinoma, ir daugelio turbūt žmonių, tai kodėl? Tas mano kelias iki medicinos apskritai buvo labai vingiuotas ir netiesus. Bet kai pamačiau studijas